Taigi, pasaulis yra tarsi veidrodis. Kas tavo viduje, tas tavo išorėje. Jeigu esi įpratusi gyventi nuolatinėje baimėje, nepasitenkinime, nerime, gėdoje ar kaltėje, tu tiesiog kuri savo tokią realybę, kur šių jausmų tik daugėja. Šie jausmai tampa tarsi tavo charakterio dalimi ir tu net nesuvoki, kad gali juos pastebėti, keisti ir transformuoti. Mintis transformuoja jausmus, o jausmai lemia veiksmus. O jei gyveni iš tos pačios energijos, rezultatai nesikeis, nes tavo būsena yra tavo energija. O kokia tavo energija, tokia ir realybė. Norėdama pakeisti savo realybę, pakeisk savo energiją. Norint pakeisti energiją, reikia pakeisti jausmus. Norint pakeisti jausmus, sukurk naujas mintis, kurios atves prie naujų jausmų ir naujų veiksmų. Atmink tai. Čia tarsi formulė, kurią žinodama galėsi pakeisti savo gyvenimo realybę.